Esame Saugų miestelyje prie paminklo tautos kančiai atminti. Kaip matote, paminklas pastatytas yra prieš 25 metus. Kovo 14 dieną bus švenčiama 25 metų šio paminklo pastatymo jubiliejus. Šio paminklo pastatymui tiesiog daug energijos, pastangų įdėjo Saugų tremtiniai. Šis paminklas atsirado vien tik jų iniciatyva ir persitvarkymo sąjūdžio iniciatyva. Vienas iš žmonių, kuris Sauguose galbūt yra užmirštas, tai mokytojas, iniciatyvinio sąjūdžio grupės pirmininkas Saugų, tai Jonas Lagelis. Tai jo dėka, tikrai jo vadovavimo dėka atsirado šitas paminklas, atsirado kiti darbai, kuriuos sąjūdis padarė Sauguose. Ir aš manau, kad šitas žmogus ir kaip sąjūdžio veikėjas, ir kaip mokytojas yra taip pat nusipelnęs didelio dėmesio. Ir manyčiau, kad būtų labai gera iniciatyva visiems pagalvoti apie paminklą mokytojui. Galbūt tai būtų Jonas Lagelis, galbūt tai būtų pirmasis mokytojas, galbūt tai būtų simboliškai įamžinti sąjūdžio atsiradimą Sauguose, nes liko 3 metai, kai buvo Sauguose įkurta iniciatyvinė sąjūdžio grupė, tai tiesiog yra geras laikas tam pasiruošti ir padėti kažkokias tai pamatus.